Sveiki visi. Pasakykite man, kodėl kartais, kaip mūsų gyvenime kažkas įvyksta, to, kas neturėtų įvykti, atsakymų mes ieškome išorėje, o ne savo viduje, kaltindami situacijas, aplinkinius ir laukiame, kad savaime viskas pasikeis. Tačiau tai neįmanoma, kadangi tai yra nematomos programos, kurias mes paveldėjome iš savo tėvų ir protėvių. Tai tokios programos kaip pyktis, baimė, nuoskaudos, savęs nemylėjimas ir dar daugiau programų. Ir to laiko, kol mes nesuprasime, kad tai yra nematomos programos, jos ir valdys mus. Todėl šiandieną kviečiu jūs neieškoti kaltų, prisiminti galią, kurią mes turime kiekvienas, tą neįsenkamą energiją, kuri turi mūsų siela. Kiekviena siela į šį pasaulį ateina tam, kad atliktų savo gyvenimo misiją ir pereitų savo visas programas. Programas, kurios yra susitelkusi negatyvi energija ir įrašyta į mūsų DNR. Pavyzdžiui, kaip mes supykstame ant kažko tai ir galvojame, kad viskas jau po to jau pamirštame, praeina tas laikas ir galvojame, kad jau viskas jau daugiau nieko nėra, jokio piktumo, įrašas DNR nedingsta, jis taip ir pasilieka. Ir negatyvi energija maitinasi mūsų būseną negatyvumu. Taip jos sukaupia joms reikalingą energiją ir gali sugriauti mūsų DNR, suformuodamos tam tikrą ligos šaltinį. Negatyvumo jėga yra labai protinga, ji nesimėto po visą kūną, o ji renkasi vieną vietą ir tada kerta labai skaudžiausiai arba kažkokio atsitikimo ar liga. Negatyvių programų tikslas yra susilpninti fizinį kūną ir sukelti ligas, tačiau tuo pačiu metu jos skatina mums susimastyti, kodėl būtent taip nutiko mums. Ir verčia mus ieškoti gyvenimo pašaukimo, suvokimo, dėl ko visa tai atsitiko, dėl ko atėjome šį pasaulį ir kokia mūsų misija. Juk mes visi čia atėjome ne pamiegoti ir pavalgyti. Kiekvienas iš mūsų turi didžiąją misiją, sielos programą, kuri atėjo iš tą pasaulį realizuotis. Ir visada prisiminkime, kad mūsų kūnas yra vienintelis instrumentas, per kurį siela gali pereiti jam jai skirtas pamokas ir įgyvendyti savo gyvenimo paskirtį. Kai kūnas nejaučia ryšio su siela, programų vis daugėja ir daugėja, nors siela mums rodo visus ženklus per skaudžiausius įvykius, ligas, ji tiesiog šaukia mums, apsidairyk, tu nesavam kely, klausyk savęs, ar tu gyveni tokį gyvenimą, kokio norėtum, kokio svajojai. Tuomet gali įvykti tai, ko mes nei vienas nenorime, siela pasirenka palikti planetą Žemę. Ji pavargsta kovoti, ji mato, jog mes į tai nereaguojame, ko jinai prašo, jo šaukimus ir ji išeina. Todėl visų prašau, jauskime savo sielą, girdėkime ją ir gyvenkime ją.